Mėly Seimo nariai, aš norėčiau pakviesti į šitos projektus pažvelgti šiek tiek plačiau, nes tai, ką matome dabar, tai, kas vyksta Seime, yra pavienės iniciatyvos be jokio strateginio mąstymo. Tai reiškia, kad apskritai šalyje, tai reiškia Lietuvoje, mes turim kas trečią mūsų pilietį rūkantį. Šita statistika nesikeičia jau paskutinius 20 metų ir tiesą sakant, rūkymo priklausomybė niekada netrodė niekam nei įdomi, nei aktuali. Visą šitą suaktualinimą sukėlė naujojo rūkymo reiškinio atsiradimas, kada pradėjo keistis vartojimo įpročiai ir atsirado įrenginiai skirti nikotinui pasisavinti, įrenginiai atskiri produktai nuo tabako. Lietuva labai ilgai delsė sureguliuoti tuos produktus ir mes iš tiesų licenzijavimą šitų produktų skirtų pasisavinti nikotiną pasidarėm tik pernai metais, prieš 1 metus. Tai buvo geras žingsnis ir čia Vytautas Kernagis, gerbiamas Seimo narys, tikrai gauna pliusą už puikią iniciatyvą. Šito sprendimo tikrai reikėjo ir būtent dėl to, kad buvo uždelsta, iš tiesų labai daug elektroninių nikotino pasisavinimo produktų pateko į nepilnamečių rankas. Ir mes turim tokį savotišką sprogimą, mes turim didelį skaičių jaunų žmonių, kurie itin susidomėjo šitais nikotino įrengimais ir dabar jau problema yra ne nepilnamečių rūkymas, o nepilnamečių naudojimasis nikotino pasisavinimo įrenginiais. Kaip pradėjome reaguoti? Tai licenzijavimas buvo geras žingsnis, tačiau jokios kitos strategijos neatsirado. Šiandien mes kalbame ir komitetuose svarstome nacionalinę darbotvarkę, kurioje taip pat tik tai 20%, tai yra vos keletas puslapių, vos porą puslapių yra skirta apskritai rūkymo klausimui. Šita darbotvarkė yra iki 2035 metų. Ir joje naujasis rūkymas, tai yra visi šitie elektroniniai įrenginiai, kaitinamasis tabakas, kurį beje rūko ir Seimo nariai, pastebėkit, jis yra tiesiog net neminimas nacionaliniai darbotvarkiai. Tai reiškia, kad iki 35 metų, daugiau nei 10 metų, mes vis dar žadam apsimesti, kad jokio naujojo rūkymo nėra ir jokių čia naujų reiškinių nėra. Taip pat nėra jokios strategijos, ką daryti su senuoju rūkymu. Tai reiškia, kad yra žmonės, kurie šiuo metu domisi įrenginiais ir jos perka, ir yra žmonės, kurie toliau rūko papirosus arba paprastasias cigaretes, paprastai tą senąjį tabaką, ir tai yra skirtingų kartų netgi atstovai. Abi šitos grupės reikalauja strateginių sprendimų. Tai reiškia, kad mes turim kelti klausimus, kaip mes įgyvendinsim draudimą parduoti nepilnamečiams, nes šitą įstatymą mes turim, mes žinom, kad įrenginiai nėra skirti nepilnamečiams, tačiau didelis susidomėjimas yra jų tarpe. Mes uždraudėm skonius, ėjom draudimų keliu, matom, susidomėjimas nemažėja, jokio platesnio vaizdo vis dar nėra. Kaip užtikrinsim, kad ta prekė taptų nepatraukli jaunimui, kaip edukuosim jaunimą, kaip sudarysim sąlygas suaugusiesiems, kurie nori atsisakyti tabako rūkymo ir pereiti prie mažiau žalingų alternatyvų, kaip mes užtikrinsim jiems reikalingą informaciją ir prieinamumą prie šitų produktų, tuo pat metu neskatindami jaunimo susidomėjimo arba per didelio susidomėjimo šitais naujais produktais. Galų gale, ką darysim su rūkančiais tabaką? Kaip skatinsim juos mesti rūkyti, kokia bus šitų paslaugų aprėptis, kokios bus investicijos į šitas paslaugas ir taip toliau ir taip toliau. Nėra atsakymų į šitos klausimus. 20 metų mes turim nekintantį rūkančių žmonių skaičių ir neturim jokių sprendimų. Mes keliam akcizą ir pasakojam apie tabako žalą. Visi rūkantieji puikiai žino apie tabako žalą geriau nei nerūkantieji ir vis tiek jie rūko. Tai akivaizdu, kad mes neturim jokio strateginio mąstymo ir jokio strateginio plano, kaip gyvensime toliau. O tai, ką matom šiandien, tai matom pavienius draudimus, kurie veda prie dar kitų pavienių draudimų ir iš principo jokio pagerėjimo bendroje situacijoje mes nematom. O dargi žinom, išmokta pamoka labai svarbi yra, kad neproporcingi draudimai, ką daro, jie didina produktų žalą ir nuo to žalos nukenčia vis daugiau žmonių. Tai šiandien mes matom jau pasiekmes skonių draudimų, kada garinimo produktai yra jau nebeužtikrinama jų kokybė ir vis daugiau nelaimingų atsitikimų yra tarp jaunų žmonių tarpe.
Tai tiesiog, kalbant apie patį projektą, pats projektas gali būti vertinamas įvairiai, tačiau šiandien mums reikia labiau strategiškai mąstyti ir galvoti, kaip toliau gyvensime tiek su senojo rūkymo klausimų, kaip jį spręsime tiek su naujojo rūkymo, ir šitų strategijų ir darbo grupių tikrai reikia sėstis ir galvoti, kaip iš tikrųjų spręsti šitą problemą, o ne pijarintis, taip sakant, paprastais elementariais draudimais po draudimo. Ačiū.